Paskutinė diena. Atidirbom, viskas gerai. Varom dabar per Cincinnati, kadangi jau čia. Tiltų tiltelių, tiltukų. Einam pažiūrėsim. Tokie parkomatai pas juos įdomus. Ir valanda tik tai $5. Tai va, taip, einam pažiūrėti į aikštę, į bokštą, per tiltą pereisim. Bus Cincinnatis. O, tokie užkampiukai įdomus pas juos. Artėjim link miesto centro. Mieste 300 000 gyventojų. Tai yra bankai, bet irgi nėra daug čia tų kažkaip, kad ir penktadienis, tų žmonių nėra. Neaišku, kas čia ir kur. Plytelės aplauna. Čia miesto fontanas. Bet ir prie to miesto fontano nieko nėra, keli žmogeliai. Miesto fontanas, pagrindinė aikštė, centras. O, kaip gražiai bėga. Atgaiva. Irgi pats centras, bet namas vėl toks daugmaž negyvenamas. Šalia stoja dar vienas daugiabutis, kažkoks nedaugiabutis ar viešbutis, tai irgi neaiškus, kas čia tada gyvenimas ar vyksta ar ne čia toje Amerikoje. Nusiplausim leiduką. Ypatingai daug nėra ką čia nuveikti, tai dabar judam į Vašingtono parką, nes Vašingtonas palaikė Cincinnati. Namai taip išdažyti būna įdomiai. Paveikslai. Bent tiek jau gražiai, kad visokių vaizdelių yra, bet žmonių tai įdomu. Kai turint 300 000 gyventojų, ne per daugiausiai. Prašau, Garfieldas. Ai, ne tas čia Garfieldas. Kažkoks vienas iš Garfieldų. Prašau, ir įkūrėjo vardas buvo Cincinnatus. Taip ir atsirado Cincinnati's. Artėjam prie to Vašingtono parko. Matosi žmonių minios. Ai ne, suklydau. Nėra žmonių. Bet vis tiek einam link to parko. Ką ir mes tam Vašingtono parke. Pasižiūrėsim, kas čia buvo. Ar tikrai čia vaikščiotas Vašingtonas. O parke yra burundukai. Ne vien tik, bet jau čia tokie dideli. Eina savo. Valgo riešutukus. O, jo, pagal tavo užsakymą, žiūrėk, vaveraitį. Nereikia niekur toliau eiti. Mieste yra ką veikti. Atsigeria, išsimaudo iš to pačio. Ir gerai, yra. Prašau. O, tau įdomiai teka vandenėlis, fontanėlis. Gražiai.
žaidžia, nes šilta diena, tai žaidžia. Priėjom prie Vašingtono parko, parką praėjom ir čia koncertų rūmai. Ir žmonės nori, kad Amerikos klasinė muzika gyvuotų. Paaukojo ir vat pastatė tokį. Nu, čia viena iš seniausių turbūt gatvių Amerikoje matyta, o dar akmenim grįsta. Bet čia per tą laiką nepravažiavo ne vienas tramvajus, kažin čia važiuoja jie ir nevažiuoja. Jo, tokia ta Amerika buvo anksčiau. Nu ir ką, nuo parko toliau vėl nieko nėra, tik lietuviai keli vaikščioja ir viskas. Prašau, galima gatvėje nusipirkti hotdogą, kur sakėt, kas amerikietiškas grinai, bet šiandien vienintelį vietą tik tai radom, kur tokį šiaip labai retai. O, važiuok, prašau, tramvajus važiuoja, sakiau, nėra, bet važiuoja vieną kartą turbūt per dieną. Nu, įdomu vis tiek pavaikščioti tokiam vietam amerikietiškom, pamatyti, kaip ant gatvės sėdi tie tamsūs vyrukai ir žolę barsto tiesiai ir suka, kas seka ir rūko ir viskas. Ir va čia jie gyvena šitai. Įdomu. Beėjom dar vieną tokią įdomesnę vietą čia. Dangoraižių šiek tiek daugiau aplinkui. Bet irgi tų žmonių labai nedaug. Einam link Ohajo upės. Vienoj pusėje bus Cincinnati's, o jau kai į kitą pusę perėsi bus Kentukis. Na taip, valstijas aplankom peškom tiesiog. Lietuviai paprasti. Na va, Ohajos upę jau priėjom. Ir eisim link Kentukio. Čiut dar reiks paeit, bet žmonės treniruojasi. Vietnamo karys. Va, prašau. Lipsim ant šio tilto ir eisim į tą Kentukį, vis tiek pažiūrėti, nu reikia tą valstiją aplankyti. Ana prašosi, kad mes ateitumėm. Anie prašė, kad užeitumėm ir uždarė laiptus. Nu, maladės, nu vis tiek mes rasim kelią, kaip papulti į Kentukį. Nu, ir čia dar uždarė kelią. Gėlės pastatė, kelią uždarė. Oi, einam ieškoti. Nu, vieną tiltų nepavyko pasivaikščiot. Eisim kito. Tai 135 metų senumo tiltas per Ohajos upę. Nu, va, pagaliau tas kelias. Einu, dabar, va, prašau, už nugaros Cincinnati's, Ohajas ir Kentukis. Viskas viename. Uhu! Kentukis čia, o Cincinnati's ten toli. O, sėdim Kentukį ant kranto, pailsėsim, atsigersim ir judėsim toliau. Pasėdėjom, viską dabar jau judam link mašinos. Cincinnatio stadionas va toksai geras, bet aišku, šalia stovi ir kitas. O lietuviai išeina, goodbye sako. Stovi ir kitas stadionas, tai įdomus toks.
Dydis geras čia. Ką, išeinam iš Kentukio. Jau grįžtam į jo. Ir judėsim link viešbučio pro parduotuvę. O, prašau, toks tas beisbolo stadiono įėjimas. Kamuolių pridėta, skulptūrėlių visokių sportininkų. Gražiai. Vaikštam dar po amerikietišką maisto prekių parduotuvę, Walmartą. Domelių pripirkom. Bet kiek norėjau parodyti, kokios čia plačios vietos praėjimui atrodo. Bet iš tikrųjų tai čia, čia važinėja su vežimėliais žmonės ir apsipirkinėja. Tuoj pamatysim, gal važiuojant į kažką, kol kas nėra. Neradau nei vieno šiandien. O tokio stambesnio. Viskas sudėliota va taip lentynose, bet praėjimai dideli. Prekės tos pačios, tai gal 30% brangiau. Kainuoja sausainukai 8-9 euriukai, 6. Aišku, čia tokia kaip Maxima. Didžiulė parduotuvė su viskuo. Gali ir televizorių nusipirkti, ir drabužių, ir maisto. Parduotuvės vežimėliai pakraunami. Sakiau, pravažiuosiu, bet taip ir nepravažiavau per visą laiką. Nepriaugau pakankamai svorio, kad važinėčiau su šito karučiu po mašinu. Vakar mačiau tokį įdomų žaidimą. Pas mus net nematytas, bet vakar moterį žaidė. Tai tokia lazda gaudo kamuoliukus ir kaip futbolą žaidžia. Tai lazdų yra visokiausių. Čia įdomių. Yra ir aukštesnių lygų lazdų. Bet tikrai įdomiai čia buvo, kaip vakar su jom žaidė. Pas mus Lietuvoje nemačiau niekad niekur. O gali ir taip važinėti, ir durų gali neturėti. O kam tos durys reikalingos yra, rankeną pasilaikė ir viskas, ir važiuoji. O taip Amerika, laisva šalis. Daug ką pamatėm. Įdomiai. O kartais ir neįdomiai.